Suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tu eisi susijungti su savo pasąmone. 3, 2, 1. Dabar visiškai ramiai stebi savo kūną, energiją stebi. Ar kūnas atsipalaidavęs ar įsitempęs? Kaip plaka širdis, ar jin rami? Jaudulys kaip ir yra. Nežinau, Jauduliukas. Dabar su mintimis savo Linutė siunčia į širdį. Viskas yra gerai. Aš visiškai ramiai atsipalaidavus. Harmonija ir balanse. Paleidžiu viską. Prisipildau šviesos. Aš dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir Lina pažiūrės į savo eterines kojas, pėdas, ar jos yra basos ar su batais 3, 2, 1. gal subat. Su batais? Turiu gauti atsakymą. Klausti save. Linutė, dabar žiūrėk, pirmas atsakymas, kuris tau dingtels, dingtels taip į galvą, ar ne? Tai tas pirmas atsakymas man turi gauti. Kaip kad tu gali klausti savęs, taip, nes tu klausi pasąmonės. Ir tada tau ateina atsakymas. Jeigu tau atėjo batais, tada aš klausiu, o kokia spalva batų? 3, 2, 1. Ne, tada aš esu basa. Šaunuolė. Va, matai kaip gerai, šaunuolė. Labai gerai. Tai va, tas pirmas toksai tavo atsakymas, ta pirma tokia mintis, net ne žodis, bet mintis, ar ne? Ir va tada jinai ateina. Tai yra pasąmonės informacija. Dabar Lina su savo 2 eteriniam rankom padarys burbuliuką, kamuolį, sferą tokią, energetinį. Į ją per mentalą duoda intenciją. Linai reikia burbuliuko. Jinai dabar jį kūrė, nes Lina yra kūrėja. Bet įsivaizduoji burbuliuką tarp 2 tavo rankų. Kokios spalvos yra burbuliukas? 3, 2, 1. Mėlyna. Labai gerai. Dabar šitą burbuliuką mes įdėsim į tavo 1 čakrą. Tu dedi į 1 čakrą ten, kur yra paskutinis slankstelis tavo stuburo. Ir stumi tą burbuliuką per visą stuburą iki pakaušio, kad iššautų į kosmosą. 3, 2, 1. Ar burbuliukas kažkur užstrigo? Ne, nuskrido ten aukštai. Šaunuolė? Labai gerai. Dabar Linutė žiūri į savo pilvo čakrą. Aš noriu pažiūrėti, kokia ta pilvo čakra. Bamba. Tas plexus solarius. Tas saulės rezginys. Ar jisai yra atviras, atidarytas, ta pilvo čakra, ar jinai yra uždara? 3, 2, 1. Atidaryta. Uždaryta? Atidaryta. Ai, atidaryta. Gerai, atidaryta. Ir kokiagi yra spalva? Raudona. Raudona, šaunuolė. Labai gerai. Dabar einam, kylam į širdies čakrą ir pažiūrim, kaipgi atrodo Linos širdies čakra.
Ar jinai yra atvira, išsiplėtusi, plati, gili, šviesi, ar jinai yra uždara? Atidara ir geltona. Atidara geltona. Gerai. Dabar aš paklausiu, normaliai širdies čakra turėtų eiti į žalią tokią atspalvį. Kodėl yra geltona? Kažkokių yra emocijų. Kokios emocijos yra pas Liną širdį 321, kad nudažęs čakrą geltoną spalvą? Neapykanta. Neapykanta. Dėl ko Linas laiko neapykantą? Neapykanta savo. Neapykanta savo. Oho, o ką dabar Lina padarė tokio negero, kad jin savęs nekenčia? Kodėl? Jinai supranta, kad jinai gali daug, bet Bet nieko nedaro. daro klaidą. Daro klaidą. Dėl to- Bet klaidos tai nieko, Linutė. Dėl to tu savęs nemyli, todėl kad tu darai klaidas? Nu taip, kad ir nemeilė savo. Nu taip, čia nemeilė savo yra. Gerai, o kada dabar, žiūrėk, dabar yra toks dalykas. Lina yra būtybė, kuri keliauja laiko juostomis, keliauja universais ir keliauja reinkarnacijomis. Šita neapykanta yra sena iš praėjusių gyvenimų ar dabartinio gyvenimo? 321. Baisina mane vaikystė labai mūsų. Kas yra Linutė? Sena? Taip sena ir mane labai mūsų. Aš nesupratau, dėl ko mane mūsų. Sakė, kad Muša. Tave muša, nurimk dabar. Sustabdyk emocijas, gerai, sakai. Viskas bus gerai, gerai. Kas tave muša, nesupratau. mama, Mamytė muša, o mama muša šiame gyvenime. taip, O kodėl jinai mušė dabar, kai tu buvai maža mergaitė? taip, aš nepadariau kažkokio darbo. Nepadarai darbo kažkokio ir tave mušė, ar ne? Labai dažnai mane visi vaizdai subėgus vieną vietą. Taip, normalu, Linutė. Čia yra normalu, per hipnozę taip įvyksta, kad pasąmonė užregistravo šitą traumą ir jinai va dabar šitą traumą iškėlė labai smarkiai paviršių. Nieko, nurimk, gerai? Dabar kai mamytė tave mušė, aš irgi gavau skūrą, žinau, visi gavome skūrą, su šlepė, su diržu, su vitvė. Tai dabar žiūrėk, kai tave mušė, kas darėsi Linutėje, kas jos širdutėje darėsi kaip vaiko? Jei buvo skauda, jei buvo gailestis, jei buvo kaltės jausmas, koks emocija, kokia susikaupė širdį, 321. Nesupratimas, kodėl tai vyksta ir ką aš padariau. Va, nesupratimas, kodėl vyksta. Ir dabar, kaip tu uždarai tą emociją į širdį, ją nugrūdai ten toli, dabar mums reikia ją ištraukti. Kokią spalvą turi tas visas nesusipratimas, tas toksai abyda tokia, nesuvokimas. Vat kokią spalvą ten širdį jinai įgavo tą emociją. Vat traukiam dabar su rankom savo, imi iš savo širdies, vynioji tą skausmą. Skausmo energiją vynioji. Vynioji, padarai kamuoliuką ir meti juodą skylę, 321. Ar pavyksta su juo? Ant to siūlo galo radau raktą. Nu va, gerai, ir su visu raktu tada. Raktas atrakini, išmeti ir į juodą skylę, šaunuolė. 3, 2, 1. Dabar neapykanta savo. Kokią spalvą turi neapykanta Lina pati savo. Ta emocija. Kokia spalva? Bordo. Bordinė. O ta neapykantos energija, kaip pasiskirstė Linos čakrose kūne? Širdį, kur dar ta neapykanta sėdi? Kurioje čakroje? Sako jėga. Jėga. Pilve gal yra? Tame kūne yra. Aha.
Galiu su Gerai, jėga per pyktį. taip atsiranda jėga, jeigu pyksti, ar ne? Jeigu pyksti, tada atsiranda inercija tokia. Tokia negatyvi, agresyvi inercija, jėga. Taip. Ir kas nuo laiko galiu tai sugeneruoti ir mano visas kūnas pasidaro tamsiai, bordo raudonos spalvos. Aha. Ir kaip tu šitą energiją tada išnaudoji? Kas tą energiją pasiema dabar? Linutė, mums reikia sužinoti, kas tą energiją minta, maitinasi 3-1. Kas jį? Taip. Kam tu ją atiduodi šitą energiją? Aš jau jį turiu pasistačius prieš save. Taip. Anuliuoju, sudeginu kontraktą. Taip. Ir jis man duoda kažką tai, bet nenori duoti. Raktą duoda. Sudeginsi ir šitą raktą. Tai čia demonas, ar ne? Taip. Gerai, visą tą kontraktą sudegini, raktą irgi išmeti, anuliuoji per visas erdvės, timing juostas, dimensijas ir egzistencijas, meti dabar jį į juodą skylę ir dabar išsivalai nuo tos bordinės spalvos. Tai reiškia, arba sietelį. Čia jau tavo pasąmonė sugalvos, kaip daryti. Ar su sietelį, ar su kokiu sugertuku, išspaudi, ištrauki šitą bordinę spalvą. Kaip plasteliną suvynioji, ištrauki iš viso kūno. Ir tau nebereikalinga. Ir meti į juodą skylę. 3, 2, 1. Sutvarkiau. Šaunuolė. Meilė savo. Dar pažiūrim, kiek Lina turi meilės savo. Daug, sako. Daug. O kur yra ta mergaitė, Linutė? Tavo aukščiausias aš. Ta mergaitė, kur jin dabar randasi? Užaugusi, sakė. Čia. Labai gerai. Ir ta mergaitė myli Liną? Taip. Labai gerai. Dabar nebejaučia Lina sau tos neapykantos. Ne. Meilė. Meilės. Tau trūkdė tą energiją. Gerai, tu dabar dar laikai, ar yra kažkoks pyktis vidinis, pasąmoninis ant mamos? Ne. Aš šiandien paleidai, ar ne? Taip. Labai gerai. Dabar pažiūrėsim tada, kokiagi dabar širdies čakros spalva. 3, 2, 1. Žalia. Šaunuolė. Ir dabar žiūrim į gerklės čakrą. Ar nieko nėra gerklės čakroje? Nėra neužspausta? Patikrinai. Praskanuoji. Nieko, sako. Gerai, dabar tada einam į viršų, žiūrim į trečią akį. Kaip atrodo Linos kristalas 3, 2, 1. Atmerkta. Tai dabar į gylį, į vidų. Į vidų tu įeini su savo vidiniu matymu. Įeini į vidų, į savo trečią akį ir ieškai, kur yra Linos kristalas, ar nėra filtrų, ar nėra hologramų, ar nėra uždangalų. 3, 2, 1. Nieko nėra. O koks kristalas, kokios spalvos? Baltos. Tai dabar tada dar nuvažiuojam į pačią pirmutinę čakrą, įsižeminimas. Ar ta pirma čakra yra atvira ar uždara? 3, 2, 1. Atvira. Labai gerai. Ir kaip dabar
kai Linutė atsistoja dabar su savo kojom basom, atsistoja ant pievos, ant žolės, ant žemės, kaip jinai dabar jaučia energiją, kaip jin gali įleisti energiją į žemę. Ar nėra ant padų nieko užklijuota, patikrink? Ne, nieko nėra. Jaučiu dilgčiojimą paduose. Šiaip tai geras jausmas. Labai gerai. Gerai, dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir Lina pereis į kitą erdvę. Tu atsidarysi portalą ir peršoksi į kitą erdvę. 3, 2, 1. Ar atsidūrė kitoje erdvėje? Atsidūriau prie didelio ąžuolo. Gerai, einam žiūrėti, kas čia per ąžuolas. Pažiūrėk, per savo širdies čakrą visą laiką skanuok, ar čia tikras vaizdas, ar geras vaizdas, ar čia tikras ąžuolas. Kas čia per ąžuolas ir kodėl tu atėjai prie ąžuolo? Kodėl tau pasakė? Vaizdas tikras yra, ąžuolas yra mano medis, tai mano stiprybė. Ir aš kojomis kaip ir įaugusi tą žemę, kaip ir ąžuolas, va taip jaučiuosi. Pas mane stiprybė, tvirtybė, jėga. O šitas ąžuolas turi kažką susijęs su tavo klasteriu protėviais 3-1? Ar čia tavo asmeninis tik tai? Nesusijęs su klasteriu. Nesusiję. Čia tavo asmeninis ąžuolas, ar ne? Nuo kada Linutė dabar turi šitą ąžuolą, šitą medį? Na jau. Senai, tu jį auginai? Kažkaip sako, aš buvau jame ir esu jame. Kada tada? Gerai, tu buvai jame ir esi jame. Šitą informaciją tavo pasąmonė mums turi parodyti tą reinkarnaciją, kaip tu atėjai į žemę ir kodėl tu buvai ąžuolė. Vat, kokią čia informaciją tavo pasąmonė neša? 3, 2, 1. Einam į tą informaciją. Aš užaugau tenai. Mane tai perkeli į kitą lygį. Aha, palauk, Linutė. Tu užaugai ąžuole, viduj, tu užaugai kaip ąžuolas, o paskui tave perkelia į kitą lygmenį pasąmonės. Taip. Aha, ir kokią informaciją iš ąžuolo tu turi dabar? Kokią informaciją tas ąžuolas tavo laiko? Tai vadinasi, tais laikais, kai tu buvai ąžuolo dvasia, siela, nebuvo dar gyvybės, kad žmonių aplinkui nebuvo, ar buvo 3-1? Ne, nebuvo. Ten, kur aš buvau, ten jų nebuvo. Aha, o kokią tu informaciją tada neši apie žemę? Ką tas ąžuolas, kokią tavo informaciją užfiksavo ir į tavo pasąmonę pridėjo, užregistravo? Visą pačią aukštą. Gerai, kas ten buvo tada, kas gyveno, kas gyvavo tuo metu žemėje, kai tu buvai ąžuolo vat šitoj atminty, kas tenai gyvavo? Taika ir ramybė, santarvė, pusiausvyra, harmonija, sinchronizacija su visais. Ir kas įvyko dabar tada? Gerai tada, visas šitas egzistavo, o kas tada įvyko? Kad čia atnešiau ją į dabartį, čia kur aš su kūnu esu. Pakartok dar kartą, Linutė, kaip sakė? Aš atsinešiau visą šitą informaciją iš tenais į dabartinį kūną, dabartinį gyvenimą. tą informaciją tu atsineši, taip, dabar supratau. O kas įvyko? Ar ąžuolas užfiksavo, kas įvyko tada, ar įvyko su žeme kažkokie kitokie
niuansai, kad buvo kažkoks sprogimas, buvo kažkokie ledynai ar dar kažkas įvyko, ar ąžuolas tiesiog nenukentėjęs ir iki dabar yra. Egzistuoja kažkokio juostoj 301. Taip, egzistuoja juosta, jisai žinojo visą informaciją ir man neparuošė šitam laikui. Man tik reikia informaciją atsirakinti. Gerai, šaunuolė. Kur tau reikia atsirakinti? Kaip tau reikia atsirakinti, sužinoti informaciją šiandienos? Kas vyksta šiandien, Linutė? Eini ieškoti informacijos. Kas vyksta šiandien su žmonija ir tavim pačia? 301. Su žmonėm tai chaosas, su manim viskas gerai, aš suprantu, kas čia vyksta. Prajuokinai žmonės, su žmonėm tai chaosas, su manim viskas gerai. Oi, čia pats geriausias anekdotas dabar. Oi, geras, Linutė, gerai pasakei. Aha, tu esi ramybėj, harmonija ir balansė. Aš suprantu, kad su tavim tada viskas gerai. O Tai kodėl? yra kelių klausimų neatsakytų, bet aš manau, kad aš daeisiu iki tų tiesiog. Aš juos atrasiu. Šaunuolė. O kas dabar su žmonija įvyko? Kodėl, būtent kodėl pasimetė ir lakstom kaip kokie avinukai? Kas mus dabar, kokios energijos, tą žmoniją iš proto varo? Pažiūrim, Linutė, gerai? 301. Žinai. Taip. Jie kelia yra labai žemų vibracinių lygių, savo dažnio nekelia, netobulėja ir tos, kiekvienam žmoguje yra ugnelė, kurie turi sąmoningumu ją didinti ir tada pradėsim šviesti. Žmonėse yra ta ugnelė labai daug, juose yra ta ugnelė, bet jie jos nekursto ir nedidina, vibracijų nekelia, dėl to ir jie, bėgioja pirmyn atgal tiesiog. Taip, pasimetė yra, taip, skruzdėliukai, jie pasimetė, nes nežino, kokią stiprybę turi viduje. Taip, ir tos ugnelės jie nesugeba apčiuopti. Jie kaip nesugeba prabūsti ir supras, kad ta ugnelė susikonektinti, susijungti su ta ugnim negali. Vat negali prabūsti. Jų pabūti eina iš visatos siūliukai ir jie turi tik prijungti, bet jie niekaip neprijungia tų siūlelių. Labai iš viršaus daug matau siūlų. Net man atėjo, aš jį tiesiog prisijungiau, jeigu visi susijungtų ir visiems parodyti žinutę, burbuliukus padalink, kad pajungtų siūliukus. Egoizmas, sakė, labai didelis. Tyrimas. Nenoras eiti į priekį. Tinginys. Demoninės energijos, suprantate. Tie patys, kurie jau, tamsus, tai jiem tipo žaidimas, jie tus baltus rutuliukus atmušinėja. Net nepriema, ne? Nepriema jų. Tai tada daužosi, kai tas kamuoliukas, kol atsitrenkia į sąmoningą žmogų. Ir jis gauna informaciją. Taip šokinėja pim-pom, suprantu, ne? Dabar didelis, sakai, egoizmas. Tas egoizmas didelis, tai su kokiom energijom susijusiam, tai su tom pačiom žemiausiam. Čia demoninės tiesiog energijas, tas egoizmas toks nesvietiškas. Jie tai pasirinko. Aišku, kad pasirinko. O kodėl dabar tada, Linutė, yra daugiau žmonių tamsių negu šviesių? Bet kodėl mes šviesi, kurie vis dėlto norim gražiai gyventi, fainiai, norim kurti, daryti, padėti ir kad būtų gražiau. O kodėl mums nepavyksta mūsų daugiau padarytų žmonelių ir kodėl visą laiką tamsumos yra didelesnė persvara? Ką tau pasąmonė rodo? Mane generuoja,
kažkokią jėgą ir aš tiesiog, noriu ją paleisti jiems. Mūsų bus daugiau, labai daug metų. Tiesiog nuo manęs eina bangos. Gerai, paleistas bangas. Kaip mums reikia užkurti, supranti, Linutė, kaip mums reikia užkurti, kaip mums reikia padaryti, kad kuo daugiau prabūstų žmonių, kad kuo daugiau mes pradėtumėm vienytis, kad kuo daugiau mes persvarą darytumėm. Užtenka būti šitoj klampyniai. Yra tinklas, mes turim tik prisijungti prie jo. Tinklas jau yra mums virš galvos. Aha, tas kristalinis tinklas? Taip. Aha. Taip, jisai gan aukštai yra. Taip. Nes jo gali prisijungti, bet tiesiog, jisai kaip tinklas nusileidęs, matau, gan ryškus yra, toks gal nesustruktūrizuotas, bet kaip mes susijungiam, jisai toks pasidaro tvirtas. O kas trukdo? Kas trukdo šviesiems žmonėms trukdo priimti prie to tinklo? Parodyk visiems. Parodyk, kad atkreipti dėmesį tą tinklą, duok informacijos visom pasąmonėm ir visi jungiasi, dabar kyla prie to tinklo. Pračekink, pratikrink, kad tas tinklas tikrai, va čia tas yra šviesusis mūsų tinklas kristalinis. Čia Žemės yra tinklas, Žemės atmosferos tas. Iš kosmoso jisai paės, iš kur čia tas tinklas dabar Linutė? Čia kaip jų bendras projektas. Negaliu pasakyti, kad tai būtų 100% iš kosmoso ir iš Žemės, kad būtų 100%. Aha, supratau. Projektas bendras, ne? Bet čia šviesiosios pusės projektas, ar ne? Taip. Šaunuolė, tada visi jungiasi kiek gali, o kas įvyksta, kai mes jungti padarom su tinklu? Kokios energijos keičiasi, kas vyksta, kokia situacija, kokios juostos ir kokios įvykių grandinės pradeda keistis, kas transformuojasi, pažiūrėk, 3-1. Viskas pasikeičia, tada saulė pradeda šviestis, visi pradeda ploti, reikia kuo daugiau apsikabinti, ploti rankom ir vaikščioti basiem, tada paukšteliai čiulba ir, saulė, visur saulė, žalia, visur, melsvas dangus. Dar matau, ten juodulių kažkas skraido, bet niekas nekreipia dėmesio, jie ten klausti prie kažkokios sienos yra. Supratau, gerai, dabar. Tiesiog viską ištirpdom. Gerai, tai čia pasijungia tokios galios mūsų tos galingesnės, ta energetika kaip pakyla, ar ne? Dėka ir to tinklo prisijungimo. Taip, dabar žinokit, aš stoviu toj vietoj, jie man nelabai patinka. Jie kaip būtų gaubtas ir jie už to gaubto kaip kažkokiam tai kambarį. Aš atsidarau duris, įeinu, jiems aišku nelabai patinka, bet kaip aš ateinu, atsistoju prie to pulto, jie nuo manęs įsitraukia. Kažką aiškina, nežinau. O kas yra jie, Linutė, kas jie yra? Kokia čia civilizacija? Reptai, sako. Jų kelios rūšys yra kažkokios, už nugaros matau daug sėdi dar, ir jie pirštą iškėlė kažką tai aiškina, o aš pakeliu ranką ir ta patalpa išvėsėja, jie dingsta visi. Pasakiau, vadovausiu. Nesako kažkas, sako, tu ne Dievas. Ne. Gerai, jūs sakykit irgi ne dievai mūsų, kad mūsų gyvenimus gadintumėt ir vadovautumėt.
tą patį jam atsakyk. Kokią teisę jūs turit mums vadovauti ir gadinti gyvenimus? Sakė, kontraktas yra. Kur yra tas kontraktas, mes dabar nebenorim to kontrakto. Aš neprisimenu to kontrakto prieš milijoną metų pasirašyti, aš nebenoriu. Mes nenorim, kviečiam visus tuos, kurie nebenori to kontrakto. Ieškok Lina to kontrakto, kur yra pasirašytas žmonijos kontraktas. Man neina jo suplėšyti kažkodėl tai. Nieko pakvies vadinasi, ne tu vieną gali plėšyti, reikia daugiau žmonijos vadinasi. Jau stovi prie manęs daugiau, bet kažkas leidžiasi iš viršaus, kažkokia šviesa. Gerai. Mums reikia anuliuoti tą kontraktą žmonijos, kurį pasirašėm su kuo, su reptiloidais, su visa šita vat, bazė, su visu šituo žaidimu, su visu šituo vat, kalėjimu. Anuliuojam. Mums nebetinka tos sąlygos. Jisai kaip pasidarė akmeninis tas kontraktas. Su šviesa tu jį padarai taip, kad skystas taptų. Pakeisk jo sudėtį. Su šviesa degink tą akmenį ir jis pasidaro skystas. Pakeitė jo struktūrą, anuliuoji. Anuliavau, sudeginu. Ir kas ten per pultelis buvo? Tu sakai, kai įėjai į tą kambarį, ten buvo pultelis. Tai tie, kurie valdė, mes esam po gaubtu. Taip. Ir jie čia valdė mus. Tų kambarių aplink tą gaubtą yra, sako, 4. Jie vienas su kitu sujungti. Gerai. Aš kaip paėmiau už tos rankenos kažkokios. Ir tada rankena pabalo ir ta šviesa eina aplinkui, bet labai sunkiai. Kas trukdo eiti šviesai, Linutė, kas trukdo? Kas stabdo šviesai? Kas priešinas, priešą, kokia energija yra? Žiūrėk, 3-1. Tas, kas sėdi man už nugaros. Gerai, apsisuki, išsidalini 2 dalis, nukali tą, kas sėdi už nugaros ir tau trukdo 3-1. Tavo energijai sklisti. Anuliuoji bet kokį trukdį. Neturi niekas būti tavo erdvėje. Šviesa atėjo aplink visą kupolą ir grįžo man į rankas. Labai gerai. Dabar jis atsidarinėja. Ir matau, kaip per žmonės pavertę galvas žiūri į dangų ir jiems įsivėja. Jie pavertė galvą žiūri į dangų ir kas tada būna? Jiems gaivus vėjelis pučia. Supratau, gerai. Nauja energija ateina, okei. Dabar Linutė skrendam virš Lietuvos, virš iš visos Europos ir pažiūrim, kas organizuoja. Gaubtą turi padaryti tą komisiją. Dar kartą pakarto, kaip sakai? Sakė, mano misija daryti šitą gaubtą, nespėjau dar viso jo atidaryti, lėtai eina. Į priekį pavažiuok ir sutvarkyk tada. Ta prasme, lėtai eina veiksmas, ar ne, tu gali jį pagreitinti. Eterinė. Jau jisai baigėsi. Tada tas, kas atėjo iš viršaus šviesos, atsistojo vietoj manęs prie to pulto. Vienu žodžiu, kažkas vyksta, čia kažkokia transformacija su gaubtu, ar ne? Taip, jisai atsidengė. Kaip vežimėlio va toksai, va. Kaip būna. Gaubtelis vežimėlį uždėtas, ar ne? Suprantu, tą. Kažkur uždengė nuo saulės. Ir atsidengė visas.
Kas dabar pakinta tada pas mus žemėje, kai va taip pasidaro tokia situacija gaubto atidengimo? Kas kinta žemėje? Oras, Oras, labai gerai. pasąmonės kinta. Tiesiog matau, kaip nuo žmonių eina tamsa, tiesiog byra ir kyla į viršų ir tiesiog saulės šviesoje viskas naikinasi. Saulės šviesoj virsta dulkė, ar ne? Anuliuojasi. Viskas pasitvarkosi, kyla toksai tamsos kažkoks tai rūkas ir jisai ten nyksta. Gerai, viskas susirbėme juodą skylę. Dabar Linutė, pažiūrėk tą karo egregorą. Kas pompuoja karo egregorą prie Baltikui, mūsų vat Lietuvoje ir Europą, čia Vokietija. Kas pompuoja šitą informaciją? Kur yra pagrindinis taškas? Amerikos, sako, pažino. Gerai, einam tenai, skrendam, pasiemam apsaugos šiek tiek. Ne viena būk, pasimk vis irgi šviesos karius, šviesos būtybės, važiuojam į tą Ameriką, teletransportas po žemę. 3, 2, 1. Kas ten organizuoja šitą? Labai noriu iššaukti, provokuoti karą prieš Rusiją per Lietuvą. Jie tokie kaip kurmiai sėdi prie kompiuterio ir taip kaip jie nežinotų, kas yra ant žemės paviršiaus. Jie ten atrodo, kaip visada būtų. Jeigu aš juos iškelčiau į žemę. Man tas multikėlis, kaip princesė susitokė su kurmiu. Kažkas panašaus eina toks vaizdas. Po žemė, ne? Urvuose jie gyvena, ne? Taip. Jie net nebuvo saulės šviesoje ir tiesiog net neįsivaizduoja. Čia tie reptiloidai tokie militariniai, kurie niekad neišeina iš saulės šviesą, reptilijos. Taip, čia tokie. Ir jie organizuoja visą šitą bardaką, ar ne? Taip. Nori iššaukti tą karą ir tą provokaciją visą. Už jų yra kiaušiniai, kuriems reikia mitybos. Dėl to jie taip ir elgiasi. Vieni yra ant žemės, kiti yra po žemės. Aha, o kur tas kiaušinis stovi? Kas čia per kiaušinis? Kurio vietoje stovi kiaušinis 3-1? Žemėje labai daug tenais yra. Kolonija. Kurio vietoje, Lina? Kas čia per kiaušinį? Kieno drakonų? Kieno čia kiaušiniai yra? Drako. Kodėl jiems reikia energijos? Aha. Jie išsivystyti. Jie ruošia armiją. Manas nieko neišeina. Jie tuoj pat turi gimti ir dar truputėlį įvykiai. Sako, jiems reikia įvykiai. Aha, ir jiems reikia sumaišties įvykių, baimės ir tų energijų. Taip, nes turi dabar labai daug gimti. Turi gimti daug šitų kiaušinių išsiristi? Taip. Nežinau, davė, noriu sunaikinti, bet davė tik viršų kiaušinio nupjauti. Ten jų labai daug yra. Kur čia ta kolonija kiaušinių yra? Kokioj šalyje, Lina? Pagal žemėlapį, kokioj šalyje? Nevada. Nevada, kas čia dabar yra? Amerika? Kalnus. Nežinau, kalnus matau. Kalnus ir kalnuose labai daug aukštų matau, pakilusi matau labai daug aukštų. O tai čia ne tie Red Canyon, tie raudonieji kanjonai? Taip. Eik, tu savo buvau aš ten. Aha, tai ten labai įdomi vieta, ten labai keistas vaizdas yra labai. Tai čia jau augina tas kiaušinius. Judinu kalną ir jų apvalkalas labai minkštas.
jeigu mes visi pajudintumėm ir jie kažkaip tai bėga kažkur, aš juos judinu kalnus, jie nubėga į apačią. Atidariau ten kanalizacijos vamzdžius, kad nutekėtų į juodą skylę. Aha. Aha, tai jie ten augina tos drakų, ten tos kiaušinius, vienu žodžiu, jiem reikia energijos. Šitie reptai dirba po žemė ir jie organizuoja visą šitą karą su Irutė atseit, ar ne? Tai dabar Taip. mes visą šitą jų planą, Linutė, atbulom, supranti, mes dabar identifikaciją padarėm, kas vyksta, o dabar mes atbulom viską anuliuojam, naikinam. Kviečiam šviesos karius, visi darbuojasi, nukerta visiems tos kiaušiniam, visiems tą viršūnės visas, iškertam, pasiemam labai didelės tokias šlangas, deginam tiesiog su šviesa iš absoliuto, varom šviesą ir visą koloniją kiaušinių sudeginam. Atradom šitą koloniją kiaušinių gamybos periklą ir visą periklą suvarom dabar su šviesa. Visi ateina telepatai, visi šviesos kariai ateina, prisideda prie mūsų. Druidai, orionai, syriai, drugeliai, fėjos, elfai, visi ateina, krištoliniai, indigo, visi dirba darbą. Kažką reikia su kristalu padaryti žemės. Gerai. Kviečiam visi, kurie yra specialistai su kristalais. Ką jį reikia atgaivinti, ką tą kristalą reikia, ką dabar reikia daryti su juo. Jie sustojo aplink jį. Kažkokia šviesa ir iš jo atsirado derinys šviesos. Vyksta transformacija. Tiesiog turim leisti vykti žemės transformacijai. Taip. O kaip padaryti tą žemės transformaciją, kad vykti, kad kuo mažiau būtų nuostolių, vat žmonijos, aš nekalbu apie robotus, aš nekalbu apie klonus, bet ta žmogiška siela, kuri yra įsikūnijusi į šitos kūnus, kad šita žmonija prabūstų kuo greičiau ir kad mes išsiviniotumėm iš šitų situacijų, prisiderintumėm neskausmingai. Bus neskausmingai. Viskas pagal nuopelnus. Bet anuliuojam mes ir tą jų planą, tų, kurie kurmiai sėdi tenai urve Amerikoje. Mes irgi šitą jų planą visą anuliuojam. Jau anuliuotas. Labai gerai. Ir tą karą Gregorą nuo Lietuvos irgi nuo Europos traukiam tą visą NATO visą organizaciją irgi sprogdinam. Jeigu jie nebetenka energijos, nebetenka galių, nebetenka pinigų, išsilaikyti savo šitos visos. Kerštas sakė. Kur kerštas? Amerikoje. Mhm. Kas ten vyksta? Posėdžiai. Posėdžiai vyksta? Taip. Ritualai. Aha. Ir ką Magija. čia? Magija, ir ką jie čia daro, ką jie čia būrė? Kas vyksta? Čia būrė dėl to rinkimų, to Trumpo ir to... Su ko susijęs? Mano nori sužlugdyti žemę. A žemę nori sužlugdyti? O koks iš viso tikslas sužlugdymo žemės? Nenori, kad mes eitumėm į priekį. Mhm. Tai kas čia labiausiai nori sužlugdyti, čia tie, kurie urve sėdi? Taip. Mhm.
O tai gerai, o kodėl tada toksai galėtų įvykti, nu vis tiek yra duality, o kodėl turėtų įvykti toksai susinaikinimas? Jie čia nori vėl padaryti civilizacijos nušlavimą? Taip sako. Visi stovi ir verkia. Kaip sakai, Linut? Visi stovi ir verkia. Visi stovi ir verkia. Ne, mes neturim verkti, mes turim ieškoti išeities per šviesą. Taip, Mhm. leisti šviesą ateiti. Nu, Taip. Negalima leisti sugriauti destrukcijai, negalima leisti chaosui įsivyrauti mūsų žemėje, nes žemė yra mūsų motina. Žemė mus nešioja, žemė mus duoda maistą. Tai mes turim stengtis su savo šviesa, su savo žiniomis, pasąmonės dėka. Mes turim pakelti šitą visą vibraciją ir vat nugalėti vat šitos norinčius, tuos juodus, kur sėdi urve. Mes turim atlaikyti konfrontaciją. ne, čia kažkaip yra ne taip, žinokit. Ne ten žiūri. Kaip Man sakai? net galva suka, kad mes ne ten žiūrim. Gerai, tai kur turim žiūrėti? Gerai, žiūrėt. Ieškok atsakymą, rodi, kad tavo pasąmonė tegu rodė atsakymą, kas čia vyksta tada. Koks čia per rebusas. Dreba visas kūnas. Nieko, nuramink kūną gerai. Šviesos prisidėjo. Kas tavo kūną dabar drebina? Kas lenda prie tavęs? Nori, kad sužinočiau informaciją. Žinau, o tu pasididink dabar savo dažnius, pasikelk. Linutė dabar didinasi, dar labiau gali savo. Dar labiau tą ugnį širdį užsidega. Dar labiau sustiprina savo informacinį lauką, apsaugą savo ir jinai lyna žiūri, skaita informaciją. Kur mums reikia žiūrėti ir kaip išspręsti problemą, kad nebūtų žmonijos nušlavimo. 3, 2, 1. Žmonijos nušlavimo nebus, bet kaip ten aš buvau tame pastate, kur tas posėdis, nu ir tiesiog ten tokios emocijos verda tokie pokalbiai, kad jie nori sunaikinti viską. Supratau. Čia sako apgaulė yra. Kaip čia yra? Apgaulė? Ai, neapgaulė. Mane apgaudinėja, kad aš nematyčiau. Kad tu nematytum tos tiesos iš tikrųjų. Gerai, dabar čia yra apgaulė, išmeti šitą apgaulę, juk ką jie čia nori pagąsdinti. O kas iš tikrųjų yra tiesa? Koks yra žmonijos likimas? Pažiūrėk, kur yra ta tiesa, tikrovė 321? Žemės evoliucija. Žmonija. Paprastume ir širdyje. Mhm. Mes viską sukūrėm, mes viską ir sustruktūrizuosime. Mhm. Jų įvykiai mus nuveda visai kitur, o viskas yra paprastume. Mūsų širdį. Meilė, santarvė, ramybė. Bet supranti, Linutė, jie mūsų, kaip pasakyti, jie valdo tas priemonės, ar ne, va, televizorius ir visos mainstream tas priemonės jie valdo, jie pučia tą propagandą, o žmogus žiūrėdamas kūrė scenarijų tą baisų. Va čia yra problema. Nes va šitą visą, kas dedas aplinkui, čia mes patys jį ir sukūrėm tą scenarijų. Taip. Materializacija. Televizorius visus. Taip. Šviesą išjungti. Taip, išjungti visus televizorius ir reikia dabar kurti tą scenarijų gerai. Pagal mūsų prigimtį, pagal mūsų informaciją, pagal kosminę informaciją. Kaip tu sakei, darna, harmonija, santarvė, meilė. Mes turim statyti pasaulį,
o ne griauti jį. Mes turime išvarinti, o ne teršti okeanus. Neturi būti okeanuose ir vandenynuose plaukioti plasmasės, batai ir taip toliau. Neturi būti žuvis prisirijusios plasmasės. Tai vat kas padarė tą klausimas? Juk neatsirado iš dangaus, batai nenukrito į vandenyną. Ar kažkokios šiukšlės, konteinerį nenuskedo. Žmogus tai daro. Žmogus. Karą rengia, irgi žmogus karą daro. Neimkit ginklo į rankas ir neikit į kariuomenę. Ieškokit kitų darbų. Eiti žemę kultivuoti, eiti auginti maistą, eiti džiaugtis viskom, eiti kurti, statyti, rengti bendruomenės, agrikultūrą, visur žemės yra pilna, pilna Afrika irgi žemės. Kodėl įmam ginklą į rankas? Toks jausmas, kad mane pagavo. Kas pagavo, Linutė? Duok smūgį dabar. Aha. Duodu, bet vis tiek esu tamsoj. Gerai, dabar aš suskaičiuosiu nuo 3 iki 1, tu pereisi į kitą erdvę. 3, šoksi dabar. 2, 1. Šok į kitą erdvę. Sudegini dabar viską. O kas tave pagavo? Kas galėjo čia tave gaudyti? Nu, jie mane kaip į burbulą įkišo ir nustūmė taip aukštyn, kad aš nematyčiau situacijos. Gerai. Tu tą burbulą išardai dabar gerai, tavo pasąmonėje nėra ribų, tai yra begalinė pasąmonė ir tu išeičių turi milijonus milijardus, be galo. Vadinasi, tu supjaustai tą burbulą, anuliuoji jų kūrybą, anuliuoji jų mechanizmą per savo pasąmonę ir tu save išsilaisvini iš burbulo. Kokia jie norėjo slėpti nuo tavęs informaciją? Esmė. Gerai, tai kokia esmė? Viso šito. Kokia esmė viso šito žaidimo? Rinkti dar kiek įmanoma daugiau energijos. Nu tai taip, aišku. Skausmą ir kad būtų jiems daugiau mitybos ir ta nauja armija galėtų. Nėra jos. Nematau jos. Gerai, tos iš tų kiaušinių išsiritusius, ane, drakonus šios. Jau tų kiaušinių. Plonus, nu labai gerai. Nu šaunuolė, Linutė, labai gerai pasidarbavai. Dabar daug burbuliukų duodam, kad kuo daugiau žmonės būdintus, kad kuo daugiau žmonės atrastų tą širdį ir tą savo ugnelę viduj. Susijungtų su kosmosu, susijungtų su šitom energijom. Visiems pas jūs burbuliukų gerai, Lina, tu save dabar įsivaly, eini į šaltinį, krioklį, apsiplauti savo visus šviesos kūnus. Padėkojam tavo pasąmonei už tai, kad jinai nuvedė ir parodė informaciją. Tu esi dėkinga pati savo, tu esi nuostabi kūrėja. Prisipildai meilės, harmonijos, balansą. Nusiplauni virusą nuo savęs ir paleidi visas senas programas. Ir bet kokius kiautus, užvalkalus, kurie tau trukdo augti, plėstis, evoliucionuoti. Ar pavyko prisipildyti šviesos? Taip, viską padariau. Šaunuolė. Gerai dabar, Linutė, dabar grįšim tada į fizinį tavo kūną, sugrįši, uždarysi visas erdvės, kur buvai, ką matėjai, ką skaitėjai, tiesiog uždarai, išmeti iš tavo lauko, sugrįžti į pradinį tašką, kaip kad nebūtum buvus, nes ten laiko nėra. Atsukė atbulinę, regresuoja atgal ir kaip taškas ištirpsti. Jie tavęs neturi daugiau nei medžioti, nei žiūrėti. Tu esi saugiai krioklėje dabar, tam šaltinėlį. Sėdi. 3. Diskonektinį. 2. Grįžti į fizinį kūną. 1.
Atmerkia akis. Taip.